Mes randamės prie Pergalės paminklo, kur yra amžinoji ugnis. Čia ir priešais ją, va čia iš karto yra parduotuvė Karavai. Ir joje mes rasime daug rūšių lietuviško šakočio. Eidama aš jums noriu parodyti, kaip jie viduje atrodo. Tai lietuviškas šakotis. 2 rūšių. Kainuoja 17 rublių 8 kapeikos. Ne, kem 6 rubliai. 5 kapeikos. 2 rūšių šakotis. Dar šakotis. Prašau, pažiūrėkit. Ir 2 rūšių šakotis. Matėt? Parduotuvė Karavai. Pasižiūrim, kas čia dar gerai yra. Ai, va dar čia šakotis. Va, žiūrėkit, kiek šakočių dar. Va. Visokių šakočių. Prašau. Kiek kelių rūšių? Gal kokias 3 rūšis? A? A, da. Taip, kokį mes perkam? Kokį mes perkam? Так, который купить? Такой или такой берем? Такой или вот с этими? Ну, давай такой попробуем. Здравствуйте. Здравствуйте. Рублей 32 копейки. Угу. Не, я показываю для зрителей. Пошел, шакотис. Спасибо, спасибо. Baltarusai pasirodo mėgsta lietuvišką šakotį. Pasižiūrėkit, kokia draugiška šalis. Galima rasti viską, ką tik tai širdis geidžia. Netgi lietuviškų šakočių pagamintų Baltarusijai. Taip, draugai, žiūriu, kiek čia gramų, negaliu suprasti. Gal čia yra 415, čekį gal pamatysiu kiek gramų, bet dabar matau, kad gal 415 gramų šakotis. Kup Minsk Chleb Prom gamina. Mušnaja sladas, vadinasi, saldumynas, žodžiu, ir jis netgi vadinasi čia šakotis. Tuoj pažiūriu čekį, kiek mes už jį sumokėjom. Jo, 415 gramų išeina. 415 gramų, tai skaitykim, net pusę kilogramo nėra, kainuoja 5,5 euro. Nežinau, kiek dabar Lietuvoje kainuoja šitas šakotis, bet turbūt, galbūt kainas panašios, nu dabar net nepasakysiu. Taigi, turim šakotį, valgysim. Ate, draugai.